Pasikvietėme tave pakalbėti apie meno atsiradimą ten, kur mes nebūtinai tikėtumėmės, kad jisai būtų. Menas šiandien gali atsirasti daugybėje įvairių vietų ir jisai gali atsirasti gatvėse, pievose, autostradose ar net kažkokioje vietoje, kuri susikuria vien iš žmonių buvimo, kažkokioje akcijoje, kažkokiame meniniam judėjime. Ir norėjau tavęs paklausti, kokia yra specifika tokio meno, kuris atsiranda ne ten, kur mes galbūt jo ieškome, kodėl jisai yra svarbus, ar jis yra svarbus ir ar būtų svarbu, ir jeigu taip, kodėl svarbu palaikyti tokio meno gyvavimą. Būtent tas momentas, kad kai žiūrovas įeina į, sakykime, institucinę erdvę, jis jau sąmoningai supranta, kad susidurs su menu, gal nebūtinai žino, su kuo tiksliai susidurs, bet susidūrimo faktas yra ar ne įskaičiuotas atitinkamai į atliekamą veiksmą. Tai tuo tarpu, sakykime, kai susiduria žiūrovas su kažkokia meno raiška viešoje erdvėje, tai natūralu, kad viena vertus tas susidūrimas automatiškai yra įskaičiuotas procese, bet kartu kokia tai išprovokuos reakcija arba kokia bus ta žiūrovo reakcija ar tiesiog žmogaus reakcija, tikrai yra sunku nuspėti. Ir turbūt tai yra įdomiausias momentas, kai įgyvendini projektą viešoje erdvėje, tau kyla daugiau iššūkių, nes tiesiog vien tas faktas, kad nežinai, su kokia auditorija susidursi, ar auditorija kokią emociją išprovokuos auditorijos, tai ir yra tas, sakyčiau, pagrindinis įdomumas šituo atveju. Gana tinkamas pavyzdys būtų šiuo metu mano su kolege Milena Černekaitė tęsiamas projektas Vieno kūrinio galerija PIS, kurio vienas iš tikslų ir yra būtent toks neįkyrus siekis sudrauginti žmonės su šiuolaikinio vaizduojamo meno kūriniu. Žvilgsnio metimas kelių sekundžių einant pro šalį, pasižiūrėjimas į meno kūrinį gal ir nesurezonuos iš karto, bet gal surezonuos vėliau, pokalbyje su draugais. Pats faktas, kad galerija veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tai ir nors turi kažkokį tam tikrą rėmą, vitrininius langus, bet vis tiek tas prieinamumas yra žymiai platesnis, žymiai atviresnis. Tuoj bus 5 metai, kaip ši galerija veikia, tai iš tiesų yra daugiau pozityvo negu, sakykime, kažkokių kritikos ar panašiai. Kokie būtų šitų tradicinių ir netokių tradicinių meno namų skirtumai, nes iš tikrųjų ten, kur yra matyti kažkokios natūralios sąlygos vykti netikėtiem meno ar kultūros reiškiniam, ten ilgainiui prireikia jiem ir buveinių. Tai tas vieno kūrinio galerijos poreikis tokio gan paprasto viešo akto, jisai irgi neatsirado tiesiog vakuume. Kaip tie netradiciniai meno namai gali atsirasti ir veikti ir kokie yra jų specifiniai poveikiai ir koks yra tada žiūrovo vaidmuo ar menininko vaidmuo? Kaip atsitinka šitas kultūrinis stebuklas? Vienas iš to dedamųjų dalykų yra savanaudiški tikslai, sakykime, nes tiek aš, tiek kolegė Milena visada norėjom turėti galeriją, bet žinodamos, kaip veikia, sakykime, galerija, kaip jinai funkcionuoja, niekada nenorėjom skirti viso savo laiko, vien tik tai atsiduodant galerijos išlaikymui, nežinau, durų atrakinimui, auditorijos žiūrovo pasitikimui ir panašiai, ar net atstovavimui menininkų. Tai mus privertė mąstyti, kaip sukurti erdvę, kuri funkcionuoja panašiai kaip galerija, bet nėra galerija arba yra antigalerija. Kitas, būtent, ką jau minėjau, labai norėjosi, kad
žiūrovas nebūtų apribotas laike ar valandose, nes iš tiesų pats kūrinys, kuris yra pristatomas vitrinėje galerijoje, jis absoliučiai skirtingai žiūrisi natūralioj dienos šviesoje ir, sakykime, dirbtiniai, kai sutemsta. Dar kitas noras buvo šiek tiek praplėsti ir naujamiesčio kultūrinį gyvenimą, nes tiek aš, tiek Milena gyvenam naujamiestį ir mums pasirodė, kad iš tiesų šitas rajonas jau yra labai gyvas, turinti savo jau gyvenimo ritmą, bet kultūrinė prasme lyg ir trūksta kažkokių vietų. Buvo pasirinkta lokacija pakeliui į Vingio parką, kuris irgi vėlgi yra lankomas ištisus metus įvairiais sezonais. Na ir galiausiai labai svarbus momentas yra, aišku, menininkai, kurie yra pakviesti arba patys pasisiūlo sukurti kūrinį, nes tai yra ganėtinai specifinė erdvė. Vis tiek reikia atsižvelgti į jos ir per matomumą, ir mažumą galų gale. Tai viena vertus galvodamos apie jaunus kūrėjus, kurie, sakykime, nori save pristatyti auditorijai, bet neturi išteklių, nes daugumo galerijų yra vis tiek ne 3 kvadratinių metrų, o mažiausiai, sakykime, 30 ir iš tiesų su vienu kūriniu turbūt sunkiai pritrauktum auditoriją, tai tuo tarpu, sakykime, EPIS galerijoje tu iš tiesų turėdamas apribojimus, bet vis tiek gali 6 savaitės rodyti savo kūrinį ir tai bus prieinama ir, nežinau, tikrai nedrąsu teikti, bet manau, kad lankomumas arba matomumas šitos galerijos žiūrovų atžvilgių yra tikrai didelis. Tuo tarpu, sakykime, vyresniem menininkam gal tai gali tapti labiau eksperimentinė vieta, kur jie gali nustebinti patys save. Prisimenu Donatą Jankauską Duonį, kuris sukūrė parodą ir visiškai nenorėjo pasitelkti galerijos vidaus, bet būtent norėjo pasitelkti galerijos išorę ir užkėlė ant galerijos stogo tokį ale dangoraižio fragmentą. Arba Vladas Urbonavičius, kuris turėdamas tokią didelę patirtį darbe su viešąja erdve, jį tikrai labai sutrikdė mūsų ta maža galerija, nes pati galerija nėra nei vieša, nei privatu, bet kartu jos viena pusė yra atsukta į tokią, sakykime, labiau urbanistinę erdvę gatvę, į kitą pusę yra labiau į skverelį, kur yra daug gamtos ir jam buvo tiek daug dedamųjų, kad jam tiesiog tikrai sakė, aš turiu šiek tiek pagalvoti, ką norėčiau šitoj galerijai pristatyti. Aišku, yra buvę ir projektų, kai, sakykime, nebuvo taip viskas sklandu, tai mano gal vienas pirmųjų projektų, tokių rimtesnių, kuriuos įgyveninom su kolegom Neries krantinėje, tai 3 vasaras iš eilės buvom pastatę tokį laikiną pastatą, kuris vadinosi Kulfliuksas. Man atrodo, kad nei publika, nei mes patys gal nebuvom iš tiesų pasiruošę tokiem iššūkiam, nes tiesiog kol tu nepradedi kažko konkretaus realizuoti, tol ir ne visada gali apskaičiuoti iššūkius, su kuriais gali susidurti. Ir nepaisant to, kad iš tiesų ten vyko 3 vasaras, tiek vyko daug veiksmo praktiškai kiekvieną vakarą, tai kartu ir buvo tokio labai daug energijos atiduota šitam projektui, bet ir kartu buvo tiek daug rūpesčių, pradedant tokiais buitiniais dalykais, bet kartu ir tiesiog siekiant, kad tikrai funkcionuotų šita laikina erdvė. Na, o kalbant apie kokia Neries krantinė buvo tuo metu ir kokia jinai yra dabar, tai nesakau, kad tai buvo mūsų iniciatyva, įvyko tas pokytis, bet tikrai ten buvo ir neapšviesta, ir nelygu, tas asfaltas tikrai galėjai ten išlindusiais tais betoniniais strypais net ir susižaloti. Tai tokie iššūkiai, kurie kyla, aišku, ir tave labai užgrūdina. Kitą kartą tu jau nebijai, sakykime, vykdyti projekto viešoje erdvėje, nes tai atrodo, kad taip, bus nelengva, bet jeigu tu žinai, koks yra tavo tikslas, kokie yra tavo siekiai, tai manau yra įgyvendinama su komanda.
Taip, man labai džiugu, kad tu paminėjai ir šitą aspektą, kad mums visada reikia kitų žmonių kažką įgyvendinant ir tai, kad iš tikrųjų tie kultūriniai reiškiniai atsirandantis kažkur už jiem apibrieštų ribų ir apibrieštų sąlygų, jie reaguoja į dalykus, kurie dažnai yra labai labai realūs. Tai kaip ir tu sakai, miestas labai pasikeitė nuo tų laikų, kai Kultflux platforma buvo aktyvi ir galbūt ne vien dėl to pokyčio, bet didelė dalim ir dėl to pokyčio šiandien gali atsirasti ir Apys galerija ir visokie panašus reiškiniai, nes kažkuriuo metu buvo pabandyta padaryti kažką keisto. Ir čia, man atrodo, svarbu irgi paliesti tą aspektą, kad pats menas viešose erdvėse, viešų erdvių kultūra irgi yra labai skirtinga. Tai mes vienaip, tarkime, kalbėtume apie monumentus ar paminklus, kurie nėra tokie aktualūs mums šitame pokalbyje, o visai kitaip galima kalbėti apie viešą performansą, apie grafiti, apie sankcionuotą sienų tapybą ir tai yra jau labai skirtingi reiškiniai kylantis iš labai labai skirtingų poreikių ir kartais tie poreikiai yra politiškai motyvuoti, kartais grinai estetiškai, kartais gal net ir iš nuobodulio, iš labai įvairių paskatų. Tai gal tu galėtum kažkiek mum ir žiūrovam praplėsti, kokios būna tos meno staigmenų formos ir kokie keisti dalykai įvyksta, kai jiem galbūt net nėra sąlygų, arba jos yra, bet jos yra labai keistos. Iš tiesų, meno viešoje erdvėje turbūt pagrindus tai padėjo 20-ojo amžiaus 10-mečio pradžioje veikusi menininkų ir kuratorių karta. Ir iš tiesų jie, manau, padarė labai didelį įdirbį ta prasme, kad sudraugintų visuomenę su menu netikėtose erdvėse. Ir galim prisiminti jų ar ne projektus tiek Vilniaus senamiestyje, tiek tuo metu, sakykime, apleistuose pastatuose ar kiemuose, ar net troleibusuose. Ta eksperimentinė veikla arba meno išėjimo į viešą erdvę situacija Lietuvoje jau tikrai turi tam tikras tradicijas ir vėlgi ateinant, ar tai būtų mano karta, ar jaunesnė karta, tai yra lengviau, nes tau jau nebereikia pralaužti ledų. Toks vienas netikėčiausių, gal mano pačios inicijuotų su kolegiam projektų buvo Vilniaus Street Arto festivalis. Galvojom, kad laikas jau gal turėti Vilniuje kažkokių piešinių ant sienų, kurie yra įgyvendinami legaliai, su leidimais ir panašiai. Tuo metu siautėjo Solomonas arba Vilnius Zoo, tai yra grafiti atstovai. Kaip pradėjom domėtis to santykių tarp to legalaus gatvės meno ir grafiti, tai supratom, kad negalima dėti į tą pačią lentyną šitų dviejų, sakykime, absoliučiai skirtingus interesus ar, vidinę politiką turinčias sritis, nes tai yra tikrai nesulyginami dalykai. Tačiau kas mus nustebino, kai mes kreipėmės Vilniaus miesto savivaldybę su prašymu inicijuoti tokį festivalį Vilniuje, tai pasirodė, kad iš tiesų net nėra tvarkos, kaip gauti leidimą, kad įgyvendinti piešinį ant sienos viešoje erdvėje. Ir dabar man atrodo, kad viskas yra labai paprasta ir ten yra forma ir tu ją užpildai, yra komisija, kuri apsvarsto, duoda, neduoda tau leidimą, bet tuo metu tikrai savivaldybė skatino šitą mūsų ambiciją, bet iš tiesų net ir patys nežinojo, nuo ko pradėti, tai kartu inicijavom tokias kaip ir procedūras. Man tas meno buvimas apskritai viešoje aplinkoje, net jeigu tas menas gali būti skaudus arba kritiškas kartais, jis vis tiek siejasi su tam tikra viltim ir optimizmu, nes tai turbūt reiškia, kad mes gyvenam tokioje aplinkoje, kuris iš vis gali atsirasti, kur tavęs į kalėjimą gal nepasodins. Taip pat, kad jeigu tarkime, menininkas ar menininkė negali patekti į kažkokias tam skirtas institucijas, jie gali būti pamatyti
kitoje vietoje, kitu kampu. Taip pat, kad žiūrovai irgi, jeigu jie nesusiduria su tuo menu institucijose, negali jas patekti, jaučia kažkokią tai atskirtį ar nesužino apie tai mokydamiesi ar gyvendami, jie tarsi turi neišvengiamą būdą susidurti ir visa tai prisideda prie kažkokio tai gražesnio pasaulėvaizdžio formavimo, gal taip sakyčiau. Tai man iš tikrųjų yra įdomus šitas optimizmo momentas, tai tarsi suteikia kažkokios vilties, kad mes gyvename pasaulyje, kur tokie dalykai gali prasiveržti. O tuo pačiu jie atsiranda tarsi dažnai ir iš trūkumo, ne? Dėl to, kad nėra kažko, ko labai norisi, kad būtų. Kaip tau atrodo, ar yra kažkoks būdas paskatinti tokių reiškinių atsiradimą? Ar reikia tai daryti, ar kaip tik reikia žiūrėti, ką menininkai patys padiktuos, kur jie pamatys kažkokią tą spragą ar trūkumą? Kas konkrečiai motyvuoja, sakykime, kūrėjus, būtų turbūt labai sunku reziumuoti, bet ir tavo paminėta, sakykime, auditorijos ar ne įpročiai, kai vieni žmonės tikrai yra įpratę kartą į savaitę ar dažniau ar rečiau apsilankyti institucijose, nueiti į parodą, spektaklį, pažiūrėti filmo, tai dalis visuomenės šito įpročio neturi ir manau, kad tas susidūrimas su menu viešoje erdvėje yra galimai vienas iš tikslų, kuris įskaičiuotas yra į tokių raiškų, sakykime, spektrą. Šiek tiek užsiminėjai ar ne apie tą tokį labiau kanonizuotą meną viešoje erdvėje, tai kalbant apie monumentaliąją skulptūrą, jau atrodo, kad ir Lietuvoje turim nemažai pavyzdžių, kurie yra, sakykime, antimonumento ar ne monumento tokie kūriniai, bet vis dar, kai tik tai pradedama kalbėti apie kažkokį atminties įprasminimą aikštėje ar skvere, vis dar negalima atsikratyti tos kanoninės tradicijos, kad tai turi būti reprezentatyvus ir figūratyvą orientuotas kūrinys. Ar ne? Ir man asmeniškai vis dar tikrai apmaudu, kad Andriaus Labašausko kūrinys taip ir neįsigyvenino Lukiškių aikštėje. Gal tai būtų dar vienas pavyzdys, kuriuo galėtumėm didžiuotis ir sakyti, kad tai yra ir toks kūrinys veikia kaip atmintį prasminantis objektas. Jau kelis dešimtmečius menininkai nebesiorientuoja savo kūryboje į vizualumą, jiem yra svarbus kiti klausimai, sakykime, tam tikra problematika, aštresni dalykai, kuriuos norima ištransliuoti savo kūrybinę raišką. Ir tai yra normalu, kad žmonės turi turėti tam tikrą žinių bagažą arba net turi skirti laiko pasidomėti, apie ką šitas kūrinys arba šitas projektas. Tai atrodo, kad mes taip beprotiškai taupom tą laiką, jo taip nėra, kad kartais net nesugebam skirti tam, kas iš tiesų gal praturtintų ir tą situaciją paaiškintų labiau. Manau, kad kuo daugiau įvairovės, ar tai būtų viešoji ir institucinė erdvė, nes vėlgi to institucinėje erdvėje pastaruoju metu vyksta tiek daug eksperimentų, kad man atrodo jau ir žiūrovas tas, kuris nori tiesiog parodos, dažnai gauna daugiau negu tiesiog parodą, ar ne? Tai panašiai ir viešoje erdvėje norisi tiesiog ramiai nueiti į savo įprastų kelių į darbą, bet štai tave ištinka kažkoks kūrinys, kuris, vėlgi sakau, nebūtinai laiku ir vietoj pasipainioja, bet kartais be to, kad išblaško tave iš kasdienybės rūpesčių, dar gali ir, nežinau, pakelti nuotaiką ar panašiai. Čia ir yra tas momentas, kur iš tiesų galima būtų įžvelgti nemažai optimizmo būtent toje vietoje, kur mažiausiai tikimasi. Tas optimizmo ir pozityvizmo, sakykime, momentas priminė Juozo Laivio projektą. Jisai kelis metus iš eilės vykdė tokių mobilių skulptūrų
seriją. Įsivaizduokim paprastą žmogų, kuris pasiklysta miške ir ten ilgą laiką klaidžioja, bandydamas susiorientuoti, kur čia šiaurė, pietus ar ten rytai, vakarai ir netikėtai išvysta, sakykime, ryškiai žalią objektą, o prieėjęs prie jo pamato, kad tai yra paminklas pasiklydusiam grybautojam. Vėlgi šituo pavyzdžiu ir negalėtumėm sakyti, kad menas neturi pagelbėti. Arba suglumina, arba, nežinau, tave išblaško ir kartu vis tiek tave kažkaip, supurto tam tikroje situacijoje. Atveria dar daugiau klausimų ten, kur galėtų būti kažkoks pagaliau aiškus atsakymas. Menas nebeturi vien tik tai vizualiai ar estetiškai tenkinti įvairių, bet kieno poreikius, o iš tiesų tai yra dažnai savyje koduojantis tam tikrus probleminius aspektus. Jeigu žmogus tikrai nusteiktų atvirai, nuoširdžiai priimti bet kurį eksperimentą, taip, tai gali tau net ir nepatikti, bet iš tiesų net kelti klausimą, kodėl tau nepatinka, yra viena iš meno užduočių.